ir atsisėdi važiuoti ir jisai sveikinasi su kiekvienu žmogum gatvėje. Nu, aš nesupizdėlinsiu. Su kiekvienu žmogum gatvėje, kuris prieina atgal ir sveikinasi su juo. Nors atrodo, kad žmogus kažkur tai eina, ne, jis kažkokiu turi reikalų ir kažkoks, blemba, bomžas ant dviračio. Vat literaliai taip atrodo. Bomžas ant dviračio važiuoja jam iš kokių 30 metrų. Privet! Jis kažkur tai buvo beinas, bet jis prieina prie to bomžo. Privet, žinai. Nu ir pradeda šnekėtis apie, apie beisbolą. Beisbolas pirma tenai sporto šaka. Apie orą, apie kaip kažkieno tai sesuo kažkur tai važiuoja dirbti ir arba ten kaip kažkieno tai mama sutiko kokią nors, žinai, draugę gatvėje ir apie ką. Atrodo, žinai, turi būti kažkokia tai tema pokalbė. Ne, neturi būti jokios temos pokalbė, jie tiesiog šnekasi. Ir aš susipažįstu su to pačiu bičiu, kuris po to supažindina su savo pusbrolio žmonos sesers vaikų, kuris eina į mokyklą, mokosi pas ten tą bičą, ten mokytoją, ten tas, direktorius mokyklos eina. Ir tas pas bomžas priuet, žinai. Ir jau tu žiūri, tu stovi ten 10 žmonių aplinkui ir visi šnekasi. Taip.